Tai sveiki gyvi visi. Mum Kinijoje viešėt liko porą dienų ir už poryt jau trauksime link namų. Tai šiandien paskutinis vizitas į CF Moto centrinį ofisą, kur apžiūrėsime, kaip jie dirba, kaip jiem čia viskas sekasi. Ir šiandien dar galėsime apsilankyti prie surinkimo linijų ir ten praleisti laiko tiek praktiškai, kiek norime. Tai ką aš žinau, tai tas porą dienų turbūt jungsime į vieną ilgą seriją, kurią paleisime apie naujametį, kada visi turės laiko sėdėti ant sofos ir žiūrėti televizorių. Geros dienos. Ėjo trečia diena, bet mūsų draugas su traktorium dar tam pačiam žemės plotelį lygina žemę. Tausme, trečia diena jis lygina žemę. Anam gale žmogus kažkokią vakrūvą bando sukast. Jie išlygina, supurena, suvoluoja, paskui lygina per naują kažkaip. Nežinau, gal išlygina, pasižiūri negražu. Per naują daro, ar kaip čia suprasti. Trečia diena, ta prasme, va, kiek galima su ekskavatorium padaryti per 3 dienas. Nežinau, 2 ežerus iškasti. Bet čia kažkaip tais sunku suvokti. Keliausim su vietinė darbo liaudim pavalgyti pietų. Pažiūrėsim, kaip maitina gamykla darbuotojus ir mus. Baigėsi visos VIP salės. Dabar jau einam pasižiūrėti, kaip sakyti, tikro gyvenimo. Va, visiems pertraukėlė nuo konvejerių. Visi keliauja pavalgyti. Mes irgi. Nu va, šitai valgo normalų žmonės. O ne tie ponai, kur į 4. aukštą kyla. Šiandien ir mes prie žmonių ir valgysim, bet tai čia vis tiek prabangiai. Nusiplaut rankelėm, baras. Nu, čia negali skūstis tokiais pietum, jeigu taip maitina. Tai valgykla, kaip sakyti, darbuotojam yra 3 aukštų ir jau 4. aukštas yra administracijai. Tai čia yra linijų surinkėjai, visi darbuotojai ateina pietauti. 3 aukštai. Čia dirba apie 5-6 tūkstančių žmonių. Tai va, visi turi pasimaitinti pagal grafiką. 5 tūkstančiai žmonių turi pavalgyti per valandą, 3 aukštų valgykla. Judesėlis, kai visada Kinijoje, greitai. Sveria, skanuoja, valgo. Nu, žiūrėsim, ką mes gausim. Bet toks judesys tai nenutrūkstamas. Taip, slalomas. Greitai, kaip visada. Greitai. Tai jūs ką norite imti? O čia imti reikia, ar tau įdeda? Nu, čia jau turbūt šakučių negausim. Čia bus tik pagaliukai, ar yra? Yra šaukštas. Irgi gali pasiimti. Jo, šaukštas yra, šakučių ne. Nu ir gerai. O čia iš karto jau plauna tos. Ok. Imam pagaliukų. Imam šaukštą. Nu, darbininkų maistas toks, nu, ką žinau. Krevetėm, va, viskas, rubytė, mėsytė. Normaliai. Net nežinau, šitą. Tikrai, nu tai imam šitą. Pabandysim. Kažkas į mėsą panašu. Įdomu šitas dalykas prieš tai bėgiojo, šliaužiojo ar nardė. Nu, paragausim, aiškinsim. Bet atrodo skaniai. Salotų, rabarbarų kažkokio krauna. Ne, šito nenoriu. Važiuojam toliau. Čia neaišku kas.
pupos, naktį varyžiai. Suprantamas dalykas, gal reikia paimti. Ok, paimam čia. Ir ką, prie kasos. Wow. Einam susirasim staliuką. Va, atsigert, užsipilt bokšteliai. Štai. Tai šito maisto lėkštutė vietiniam kainom apie eurą kainuoja. Imi daiktelį ir apie eurą. Galima gyventi visai. Va, pavalgys už 2 eurus. Indų susitvarkymo konvejeris. Šiukšlės išmeti. Čia va priduodi į virtuvę, viskas suvažiuoja. Plaut. Nu va. Greitai ir patogu. Tai praėjimas yra su veido kontrolė. Va. Plaukai. O, pažino. Dabar mes galėsim praeiti. O. Visi mes vieno veido. Praėjom su vienu veidu. Maybe we'll go this way. Okay. This way is better. Okay. Too many Europeans in the background. The system broke. Po pietų pavalgius masinis parūkymas. Rūkykla dydžio normaliai. Bet mum nėra kada rūkyti. Turime eiti prie staklių. We'll have lunch and take a break. So you can buy something, buy anything you need. Family market. Tai esmė tokia, kad kai dirba gamykloje apie 6000 žmonių ir tai gaunasi kaip atskiras miestas, tai jie turi ir savo bendrabutį, turi kirpyklą, turi parduotuvės viduj gamyklos teritorijoje, kur patenka tik tai darbuotojai. Lygiai taip pat ir turi ir bendrabutį. Nu, tikrai gan didelį, nežinau kiek ten vietų, bet įspūdingai. Tai kad viską žmonės gautų vietoj paslaugą. Nes atstumai čia yra dideli, važinėt, laiko gaišt. Tai visos paslaugos yra tiesiog teikiamos čia. Kas čia, nežinau, paštas, bankas. Čia registruotis. Čia sakė, nauji darbuotojai ateina užregistruoti. Čia personalo skyrius. Pamiegot gali, kaip po pietukų miegas dar miega, va mergina ten ant stalo. Rimtai. Nu taip, yra. Sutrukdė miegą, negražu gal filmuot, bet per traukėlę jie pasidaro miegodami ant stalo. Nekreipia dėmesio į mus. Nu, žodžiu, yra kaip yra. Tai čia yra tokia poilsio erdvė su parduotuvė, bankomatais ir panašiai. Aišku, jie dar čia turi ir sporto salių. Nu, gal pamatysim. Tai va, parduotuvė darbuotojams, be visų ten užpilamų makaronų, maisto, snacks ir sumuštinių gamybos. Parduotuvė darbuotojams galima taip pat nusipirkti ir alkoholio. Va. Jeigu reikia atsišviežinti. Bet čia turbūt po darbo. Va, vištos kojelė. Nu, jie čia valgo. Nu. Ok, reikia paimti. Nu, įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo būdelė užrakinta. Jos ruotos, tai čia gal reikia atrakinta. Matyt, tos užimtos buvo. Nu va, telefono būdelė, kažkokiu rakandu. Užsidarai,
kėdutė yra pakreipta kampu. Reiškia, kad per ilgai neužsisėdėtum. Kad prisėdai biškį, bet ilgai sėdėti nepatogu. Ilgai sėdėti nepatogu, kad ilgai čia nebūtum užsidaręs. Tai va taip atrodo būdelės. Dar gali, aišku, užsirakinti. Tai čia turbūt gali ir pasnaust, ir viską padaryti. Nu, įdomu. Ofiso sporto salė. Viskas atpažinimas, ėjimas pagal veido atpažinimo sistemą. Bet šito vyruko kažkodėl nepažįsta šiandien kameros. O, kai čia vėsu, kai čia gera. Taip, per pertraukėlę gali biškį pasportuoti arba po darbo praleisti laiko ir pataisyti fizinės formą. Bet esmė visa, kad jie čia telefonuose gyvena. Jeigu pas mus sako, kad... O reikia čia kažką filmuoti? Man. Jeigu pas mus sako, kad žmonės telefonuose gyvena, tai čia vairuodami prie šviesoforo, bet kur. Jeigu tik yra nors kokią pauzę, rankos laisvos, tai jie telefone sėdi. Va. Aš tai negaliu taip. Sportininkai. Prasitampimas. Nu gal ir gerai. Gera motyvacija, aš manau. Čia mes per dieną tiek kartų maitinami, tai čia mums reikia jau užeiti kas dieną jau biškį prasimankštinti. Nes grįšiu turbūt svorio priaugęs bilenkiek. Tai čia yra ofisas, bet pietų pertrauką tai reikia šnabždėtis, nes žmonės tiesiog miega. Tai reikia tyliai, šviesos užgesintos, visi pavalgė ir tiesiog miega. Nu, mum europiečiam neįtikėtina. Nu, ta prasme. Darbas verda, kaip sakant. Ta prasme. Tai va, tai tuoj čia visi nubus ir eis dirbti. Nu, ta prasme. Aš nekomentuosiu, pasižiūrėkit patys. Nu geras. Nu tai ką, atvykom į motociklų surinkimo liniją, vėliau eisim į keturračių liniją. Tai pradedam nuo pradžių, Ir pradėsim nuo pat konvejerio ir surinkimo linijos pradžios. Tai motociklėlių surinkimo linija yra išskaidyta į 3 dalis. Tai ši čia yra pati pradžių pradžia. Yra štai va ten dėžės ir berniukai laksto. Jie sudeda visus komponentus, kurie keliauja į surinkimo liniją. Keliauja tokiais robotų siurblys, kur tempia va vežimėlius, robotukus. Ir čia yra sudėtos visos detalės reikalingos surinkimui. Yra kontrolės, aš įsigando žmonės pamatė turbūt. Žodžiu, turi nelik nei vienos detalės, kai pravažiuoja motociklas linija. Yra irgi kontrolė, kad nei smulkiausio varžtelio niekas nebūtų pamiršta, nu viskas turi būti sudėta. Tai va, tai taip gimsta motociklo pradžia. Va, surinkimo linija. Aišku, čia ir į detalės gautas iš gamintojų susuka tuos pagrindinius varžtus, kuriuos jau ten paskui suvaržo ant galo.
Šiaip tikrai pakankamai šilta čia, bet visur vėjas, nes sukasi ventiliatoriai ir visa kita. Mes aišku neplankėm dar detalių sandėlio, kur iš detalio sandėlio dar į tas dėžes yra sudedami daiktai, kurie šičia jau paskui nuo užsakyto motociklo priklausomai yra komplektuojami. Tai va, tai žodžiu, čia toksai cechas, kuriame komplektuojamos detalės paruošiamos sumontavimui ir surenkamos į specialius tos vežimėlius, kurie važiuoja jau prie konvejerio, kur vyksta jau pačio motociklo surinkimas. Viskas atrodo maždaug taip. Šiek tiek dar pasižiūrėkim į darbo procesą be komentarų, kad pamatyt, kad žmogus veikia visą dieną. Tai va, maždaug taip. Čia yra iš šakės supresuoja guolius, atiduoda ją ten toliau, ten kažkoks kitoks procesas vyksta. Ir visą dieną. Štai dar kiek jo laukia darbelio. Jau kai šitą supresuos, matyt gaus kitą stendą. Keliaujam toliau. Tai čia robotukai sukomplektuotos detalės keliauja į surinkimo liniją. Štai atvykom į surinkimo linijos pradžią, kur jau atvažiavę rėmai, jie yra dar nekalti. Nekalti tai ta prasme, kad neturi jokio kėbulo numerio, jokio nieko. Ir čia motociklas šitoj vietoje įgauna savo tapatybę, tai yra VIN kodą. Kai įgauna VIN kodą, įvedamas į sistemą, kad yra toks daiktas jau atsiradęs ant pasaulio. Tai čia, galima sakyti, taip gyvybės užmezgimo staklės, nes iki šiol čia yra niekas, o čia jau iš čia išlindęs yra motociklas. Oi, atvažiuoja dulkių siurblys, reikia jam netrukdyti. Tai va, tai staklės dar čia tuščios, iš esmės. Rėmas, kai turės savo VIN kodą, jisai yra dedamas ant šitų staklių ir prasideda montavimas, surinkimas. Va, atvažiavo dar vienas šitas, va, jau kitą rėmą įdėjo, tai va tikslumas. Kitą rėmą įdėjo jau, tai ir antras vežimėlis atvažiavo. Gerai, keliaukim toliau. Čia, kaip minėjau, iš sandėlio yra atvykę tos detalių visi komponentai, kurie bus sudedami ant rėmo. Galim toj broką padaryti, vieną šaibutę paimti, sustos gamybą. Gerai, tai štai, rėmai paruošti, jau jie gimė su VIN kodais ir pirmiausia, kas daroma, tai įdedama širdis. Įdedama širdis ir vėliau jisai jau atsiranda ant šito stovo. Čia širdžių daktaras, o pažiūrėkim. Va. Iš karto yra paruošiama kita širdelė, kitas rėmas jau irgi tenais ruošiamas. Oi, robotukas važiuoja, pajudėjo. Kadangi čia karšta, tai iš visų pusių pučia ventiliatoriai. Va. Atvažiavo vežimėlis tuo tarpu. Ir širdelė rėme.
Širdelė rėmė. Keliaujam toliau. Tai nuo šitos vietos jau pradedamos imti detalės iš šitų spintų, kaip sakyt. Tai kiekviena spinta važiuoja kartu su šitu. Ir reiškia, jau pradedami krauti kiti komponentai. Ką čia konkrečiai daro, tai nežinau, bet panašu, kad šakės komponentus įdeda. O, danešė detalių biškį. Įdeda šakės dalis ir kitus dalykus. Reikia pasitraukti iš darbo zonos, kad netrukdyt. Opa. Va. O va čia dar variklius ruošia, kurie keliauja į tenais. Įdėjimų į rėmą. Aprengia šlangutėm, sujunginėja. Keliaujam toliau konvejerių ir čia jau prasideda ratai. O kodėl šitas tuščias, nežinau. Čia jau prasideda ratai. Matyti, iki šitos vietos yra ratai. Toliau jau atsiradusi šakė. Sudėti priekinis ir galinis ratai. Atsiradusi šakė. Laidai dar kadaruoja. Komponentų spintelės lenka. Nežinau, kaip jie čia nesusipainiojo, ką iš ko imt. Bet matyt, yra kažkokia tvarka ir sistema. Dabar sakau, kaip BMX atrodo. Nu. Va. Atsiranda ir stabdžiai, ir lenciūgas. Judam tolyn. Matai, skirtingų ratų yra, matyt, gal skirtingus modelius renka, nors čia iš vaizdo atrodo, kad tą patį. Judam toliau. Ir duslintuvai atsiranda. Važiuojam toliau, ventiliatoriai viršui ožia. Vėjas tai čia nemenkas toj gamykloj. Tuninginiai lipdukai kaip atsiranda ant ratų. Tiesiog rankelė paprastai čiunkš. Yra padaryta. Atsiranda labai paprastai ir žemiškai, kaip sakant. Grinai kaip pas save garaže. Gerai, žiūrim tolyn. Perkūnas žino, ką čia daro. Aišku, čia galima padaryti timelapsinį video, kai paskui vieną tą važiuojant, kaip surenka, žinai, atrodytų gerai, kai tas pats tam pačiam rėme atsiranda viskas pilnai. Bet laiko nėra. Aš nežinau, jie čia per 2 valandas, man atrodo, per 2 valandas surenka motociklą. Dar čia tas rankelės. Čia jau prasideda tempas, matau. Čia, žiūrėkit, kaip deda viską. 1, 2, 3, 4, 5, 6 žmonės. Čia iš kitur atėjo. Jie matyt atliko savo operaciją pasitraukti. Perėjo prie čia. Toks darbinis bardakėlis atrodo. Bet vėlgi atrodo, kad visi žino, kas ką daro. Ta plovykla tunelinė panašiai atrodo, kai valo mašiną. Tiesiog visi laksto, tik čia sunkiau suprast, kas ką daro, bet... Ir visam šitam procese viskas turi būti atlikta tinkama, kiek operacijų yra daroma. Ir kad nepasitaikytų broko, kiek viskas turi būti tiksliai padaroma. Tai šitoj vietoj iki galo jau stopai atšvaitai atsiranda ir jau daiktas visiškai panašus į motociklą važiuoja į
trečiąją, turbūt finalinę surinkimo liniją, nes čia buvo antroji surinkimo linija. Važiuoja iš paskos ir detalių, komplektuojančių detalių vežimėliai. Rezultate jie liks tušti, o čia bus naujas žvėris. Keliaujam toliau. Tai va, motociklėlis su savo komplektuojančiom detalėm varo į trečią liniją. O, kaip čia filmuot? Iš ten pat, tik tai reikės eiti kitą pusę. Atgal grįžinėti. Bandom žiūrėti, kaip toliau gimsta motociklas. O. Va, užlies aušinimo skystį. Įdomiai. Gerai, žodžiu, čia aušinimo skystis užsipildo. Kol pildosi aušinimo skystis, žmogelis surinkinėja toliau priekinę šakę. Aha. O va, yra aušinimo skysčio bačka. Kažkoks siurblys. Tai kiek žmonių prideda rankų prie vieno gaminio. O va, ir pažinau, kas per daiktas. Tai čia yra tas 405 NT, man atrodo. O gal ir ne. Jau lempą, kai uždėjo, tai galima atpažinti dizainą. Gerai, varom toliau. Čia įsiplėtimo bakelis jau vietoje atsiradęs. Čia jau įsiplėtimo bakelyje dapilt antifrizo iš va tokio va kanistro. Taip, mergaitė ką. Čia jau matyt kokybės, pirmasis kokybės patikrinimas. Reiškia, kai jau motociklas aprinktas, o čia va dar ir baką uždeda. Čia yra pirmasis patikrinimas, paženklinimas, kad padaryta, pačiupinta. Šita mergaitė dirba rankomis, jinai kiekvieną motociklą yra nučiupinėjus gamyklai. Gerai, čia matyt pertraukėlės vieta, važiuojam toliau. Aha, pagal sąrašą dirba, pasirašo. Nu va, pirmoji tech apžiūra motociklo yra praeita. Važiuojam toliau, prietaisų skydelis, pum-pum, lempos, grotelės, aksesorika, čiunk. Jau tie vežimėliai šalia motociklų tuštesni. Darbuotojų atsigėrimo vieta. Matyt, 10 minučių pertraukėlės, kai būna, visi čiumpa, sėdasi prie staliukų ir atsigeria. Aha, visada buvo įdomu, kada tos plėvelės ant galinių lempų, ant lempų atsiranda, ar jas jau iš karto sudeda, ar čia kažkur užklijuoja. Nepastebėjau. Jo, tai čia bus 405 MT. Važiuojam tolyn. Čia jau viršininkai kažkokie sėdi, matyt, pasižiūri ir žiūrintis tvarką. Aprenkama viskas plasmasėmis. Telefonų darbuotojų yra paimami, kadangi anksčiau, sakė, buvo problema. Tai čia prieš kelis metus, žymiai seniau, tipo, jie, kadangi labai mėgsta gyventi telefonuose, tai jie įsigudrindavo tokiam tempe prie konvejerio dar ir tik tokią pasėdėti. Tai dabar yra tvarka, kad visi telefonai yra padedami. Va. Čia galbūt gražinti į liniją, pataisyti kažką, nepraėję tech apžiūros, nes su lapais nepilnai surinkti, tai gali būti, kad čia yra gražinti papildomam patikrinimui. Štai, sakiau, 450. Jau atsiranda plasmasės šitoje vietoje. Uždedamas būsiaus snapas. Važiuojam. O, va, matot, beveik tuščias šitas vežimėlis. Dar varžtų kažkokių likę. Tai motociklas yra baigiamas rinkti. Ir tai pravažiuoja visą konvejerį ir tik tai, opa, likęs vienas varžtas. Matyt, paskui atsiranda tokie va čia. Gerai.
Tai iš čia turbūt jisai keliauja jau į finalinę paskutinę liniją, į trečiąją liniją, kur turbūt yra išbandymas. Einam pažiūrėti. Einam į išbandymo liniją. Tušti robotukai laukia, ant kurių gims motociklas, nes va ten va tavo pradžia yra. Varom. Gerai, kaip čia jų nesinervavus praeit. Pažiūrėsim, kaip motociklėlis nukeliauja į tą liniją. Tai su antrąja surinkimo linija čia taip ir yra. Vat atvažiuoja tuščias vežimėlis, įvažiuoja ten, kur uždeda rėmą ir pradeda surinkinėti. Jisai čia apvažiuoja ratu, kur jau surinkamas motociklas. Su tuo kranu jis yra nukeliamas ir toj pažiūrėsim, kur jisai toliau keliaus. O tuščias vežimėlis važiuoja į eilę susirinkti. Nu va, kadangi yra tuščias vežimėlis, tai kaip ir minėjau, iš sandėlio atvažiuoja jam sukomplektuotos detalės. Va. O čia jau turi išvažiuoti tuščia spinta, matyt, to jau nukelto motociklo. Tai jinai turi būti visiškai tuščia. Nu tai va, kabina žirgą už plaukų, už karčių ir jis lėks jau į testavimo liniją. Pas bachūrėlius, kurie turbūt per gyvenimą yra pavairavę daugiausiai, vieni iš tų, kurie daugiausiai motociklų pavairavę žmonės yra per savo gyvenimą. Tai, kaip gražiai padedama ant kilimėlio, ne ant asfalto. Kažkokie paskutiniai dar padarymai ir motociklas važiuoja į išbandymo liniją. Žiūrim. Va. O čia jau juos ir užveda. Štai yra duobių. Labai giliai negali. Pirmieji širdelės dūžiai, kaip sakant. Dar sėdynės neuždėtos, duobės, dyno stendas ir toliau išvažiavimas. Tai čia yra testavimo zona. O tiek duobių gauna pirmųjų, dyno stendą ir toliau išvažiuoja, praeisim jau elektronikos tikrinimas. Tai čia kvapas, naujo motociklo, sviliesiai visi. Tai čia pirmasis variklio sušilimas. Ok, keliaujam kitur. Tai tų išbandymo linijų yra dvi, čia antra, o čia pirma. Čia kitokie motociklėliai suvežti išbandyti. Pirmoji motociklo tech apžiūra, kaip sakant. O visais bėgiais išbando. O, atsisėdęs, žiūrėk. Aišku. Tai einam į testavimo linijos pabaigą, kur kažkokie mechaniniai mazgai yra jau patikrinti. Va, visi va čia pasirašo, kad viskas yra ok. Pasiruošę tai naujai linijai, dar tik dabar. Va, per duobės lekia, tai šitą, kur matėm, kur nukėlė nuo vežimo. Ok, tai čia visi pasirašė, kad jau viskas yra ok, štai yra sudėti dar veidrodžiai ir čia dar yra zona, kur, visus topus pasižiūri. Va, signalas, tai tech apžiūra. Pagazuoja, paraglosto.
kaip sakyt, turbūt galutinis paglostymas prieš atiduodant klientui. O. Prabanga važinėti su Britva po cechą. Nu. Gaila, kad turbūt tas žmogus išėjęs iš gamyklos sėdant to savo elektrinio paspirtuko ir mina namo. O darbe važinėja, va, su kokiais nuliovais. Va. Tai va, gerai. Čia finalinis procesas. Jis turi patikrinti, ar ventiliatorius dar veikia, signalus, posūkius, užgesintas, padarytas. Dar, ir bakas atsirakina, okei. Vietoj sėdinių kažkokius va naudoja. Atsisės laikinai. Gerai, nu tai čia kaip ir pabaiga. Toliau eina jau, kaip sakyt, paruošimas, supakavimas transportavimui, kaip suprantu. Važiuojam. Darbę galima ir pagręžti biškį. Va, čia jau toliau dedamas pakavimas. Ir išsiuntimas. Štai jūsų motociklas pagamintas. Prašome pridėti bankinę kortelę. O čia yra motyvacinis ekranas. Matyti yra planas, kiek reikia per dieną pagaminti, kiek pagaminta. Ir matom, kad liko 49, 74 pagaminti iš kažkokių. Gerai, o ten va, pakavimo linija supakuoja jūsų dovaną. Supakuoja, sėdynė, matau, atskirai supakuota važiuoja, o čia supakuoja jūsų dovaną. Kitos linijos gaminiai. Mes sekam 450 NT, nes čia yra kita linija, kur tas britveles surinkinėja. Tai jos jau nerodysiu, nes laiko mažai, bet procesas turbūt panašus. Čia va, taip atsiranda daiktelis dėžėje. Čia reikia praleisti, kad nesutrintų, va, atvažiuoja didelis. Ir gale jau išvažiuoja daiktas dėžėje, kuris siunčiamas į parduotuvę. Tai atvežė autokaras pakuočių, naują paletę, ir žiūrim, kaip saldainis pakuojamas toliau. Tai panašu, kad pakuotojai turi mažiausiai streso. Va, pozuos tai fotografai, nes vat jie kažkaip turi laiko pastoviniuoti, kai ten visi varo, kai išprotėja. Tai pakuotojai taip jau lengvai. Va. Nu ir ką, o iš čia dėžutė keliauja jau į sandėlį. Nuo čia va paimama. Keliauja į sandėlį ir pas dilerius. Jūsų užsakymas pagamintas. Prašome atsiimti. Nu, Vokietijoje turbūt po fabriką taip nepavaikščiotum, žinai, kai mes čia painėmės tarp kojų jiems. Bet safety first, kaip sakant. Safety first. Viskas, dabar jau tikrai varom pas keturračius. Parūkymo pertraukėlė, kol pereisim į kitą gamyklos korpusą, kur surinkinėja keturračius. Tai va čia va darbuotojai su tais motoroleriais, kurie suvažiavė į gamyklą, kurie gyvena ne gamykloje, o kasdien važiuoja namo. Tai čia va visos gatvės jų yra nusėtos motoroleriais. O mes, kadangi gamykla
kitas gamyklos korpusas yra kitoj gatvės pusėje, tai jie pasistatė 2 aukštų tunelį sujungianti. Ten matosi tolumoj ir matosi čia. Tai 1 aukštų tarp gamyklų cirkuliuoja detalės ant vežimėlių tų robotinių, o 2 aukštų gali praeiti žmonės. Va, tai varom ten, kur surinkinėja keturračius. Tai čia išbandymo jų trasa. Tiek motociklai, tiek keturračiai važiuoja. Tuščia nematyti. Gerai, keliauju toliau. Tunelis. Tunelis į kitą gamyklą. Tai darbuotojų transportas visur. Kaip sakant. Jeigu jie visi atvažiuotų su mašinom, įsivaizduot, kas darytųsi. Va, norėjau nufilmuoti vieną egzempliorių, štai jisai. Full packet, Winter Edition, su stiklais, motoroleris ir su stogeliu. Valytuvo nėra. O, su skėčiu. O čia kažkoks matyt protestantas, einantis prieš sistemą. Minamas dviratis. Ok. Galimai, kas neda greičiau įmina negu šiti visi kai kurie pirpalai. Begalė. Tai jeigu 6000 žmonių dirba, tai 6000 panašiai šitų pirpaliukų turbūt čia apylinkėse sumesta. Va, dar vienas protestantas su dviračiu. Va. Va, yra baltų varnų. O, čia konceptai negalima rodyti. Oi, čia visi sudaužyti, apdaužyti. Čia matyt po ilgųjų testų jau laužimų išardo ir žiūri, kas yra. Tai taip biški šilta, nugarėlė šlapios. Eina savo, paduokit vantų ir vandens. Nu, taip šilta, tai normaliai. Visiškai normaliai. Biškai skysčių reikia atstatyti elektrolitus, kaip sakant, po to šilumos. Taip, prakaitėlis pamušęs biški. Tai dar pakeliui link keturračių surinkimo centro linijų, kaip sakyt, atvedė parodyti training centrą, kur reiškia, galima apsimokina žmonės atlikti techninius darbus prie technikos. Nu tai ką, nieko, viskas gerai. Taip. Nu tai ką, yra keli surinkimo išrinkimo stendai, viskas čia paprasta, dirbtuvės ir tiek. Tai čia išmoksta dirbti prie technikos. Reiškia, aš pirmą atvežiau. Nu va, mums reikia tokios proftechninės mokykloje, proftechniniai mokykloje tokių. Nu. Kas galėtų dėstyti vis salės, vis. Nu. Tai va, štai naujausias modelis, kurį dar tik tai gamina ir išleidinėja į rinką. Jisai čia padėta sudraskimui, išrinkimui, surinkimui ir treniravimuose atlikti serviso darbus ir remonto darbus. O čia va, detalės, kurias jie ardo ir sudeda. Tai jeigu apačioj chebrytė mojuoja su įrankiais, tai va čia va yra klasė, sėdi, mokinasi. Va, laiko egzaminus matyt. Nu tai čia matyt va, gauna namų darbus, žinai, ir sako, neškis namo ir sušlifuok švaistiklį. Va. Tai vat tokia vat klasė mokymų centro.
klasė, detalės ir praktinių užsiėmimų zona. Mėly mokiniai, išvardinkite keturtakčio variklio darbo ciklus. Kas prie lentos? Arnai, prašau, prie lentos. Oi, atsiprašau, šiais laikais reikia sakyti Arnai prie televizoriaus, ne prie lentos. Aha. Nu. Įsiurbimas, spaudimas, sprogimas ir išmetimas. Gerai, atsakėte šitą klausimą, įstojote į programą pradedančiųjų, tu ne. Gerai, tada tu pasakyk, kaip suplakti kokteilį atsuktuvas, nes tai yra nemažiau svarbus, kaip sakyt, įgūdis mechanikui. Atsuktuvą moki daryti, koks santykis? 1:1, aišku. Nu, tai va, taip, teisingai. Ir chemiją moku. O man atrodo, tai tu jau gal baigęs, žinai, tą training centrą. Pilstyt, ar ne? Tepalus. Skysčius. Gerai, ką, keliaujam prie keturračių surinkimo linijos, pagaliau pajokavę ir išėję pamokėlės. Šits motociklistas dar nebaigė savo kerų. Tai atkeliavom į keturračių surinkimo cechą, einam į pradinį tašką. Ale, čia šilta. Ventiliatoriai kokie sukasi, kad biški pravėsintų. Čia yra senasis fabrikas. Čia tikrai šilčiau ir triukšmingiau. Eina savo. Gerai. Einam į pradinį tašką. Tai gerai. Ateinam į keturračių gamybos pradžios liniją. Kadangi čia fabrikas senas, tai čia ne taip viskas sistematizuota ir aišku. Tai šičia yra kėbulai ir taip kėbulas įgauna asmenybę. Va, išsaturavo vinkodą. Kėbulai su jau kodais, su asmenybė, kaip sakyt, su gimimo liudijimu, keliauja dar ant tokių staklių, kuriuos čia suvarto ir susauka tas dugno apsaugas visas. Va. Kai jau dugno apsaugos yra susukamos, jau statomi ant ratukų ir pasileidžia į cechą surinkimui. Tai jeigu ten motociklai, kaip sakyt, atrodo surinkami tokiose moderniose, gražiose patalpose, tai keturračiai dar tokiu tikrai paprastesniu būdu daromi. Tiek įrangos, įrankių prasme, tiek darbo sąlygų, nes čia labiau susigrūdę, labiau kažkaip tos detalės sumestos į krūvas ir visa kita. Nu va, tai čia jau pradeda gimti daiktas. Matau, stabdžių sistemas deda, lenteles, farkopą rozetę ir toliau jau tenais įdedamas motoras. Keliaukim pažiūrėti. Nu, kaip matom, šitoj gamykloje jau detalės priveža ne robotinis vežimėlis, o tiesiog žmogus. Nu, čia tikrai didesnis toksai chaosėlis. Va, čia į rėmą jau įdedamas motoras, širdelė. Motoras, matau, vieno cilindro, tai bus, net nežinau, kokį čia keturratį surinkinėja. Bet panašu, kad čia bus koksai 500-inis. Gaila, ne litras. Norėtųsi pamatyti litrą. Vo. Motorų su įdėjimo linija. Toliau vairo stiprintuvai, toliau įdedamas vairo stiprintuvas ir kitos detalės. Va, jau ir gervė atsiradus, matau. Valemba, čia tikrai toksai chaosėlis. Gerai, nuo šios vietos jau jie keliauja ant robotinio vežimėlio. Reikės pasiekti tą robotinį vežimėlį, kur jisai važiuoja. Nes nežinau, nes čia grynas toksai chaosas.
į kurią vietą toliau ta linija tęsiasi, laukiu, kol uždės tą rėmą ir jį seksiu. Pasirodo, jokio robotinio vežimėlio, rankomis yra pervežamas ir kraunamas ant konvejerio, štai tokio, kuris, eina savo čia tie kranai, čia šalmą reikėjo užsidėti. Ir kaži, kur ten tas konvejeris nueina. Gerai, einam iš eilės, einam žiūrėti. Turum, purum, purum, turum, turum, turum. Jokių atskirų spintelių, kur neturi likti detalių, kad visas sunaudotum. Nu jo, tai keturračių ir surinkimo kokybė, matyt, broko užtikrinimo kokybė turi būti labai griežta, nes čia neaišku, įdėjo, neįdėjo, nematau atsekamumo ir visos detalės sudėtos. Nu, bet gal kažkaip sutvarkom. O, jau ir galinis reduktorius yra. Gerai, važiuojam į priekį. Stabilizatoriai. Taip. Štai ir plastikai. Štai ir plastikai jau pradeda ant viršaus sudėti. Yra va vežimėlė, apgavau. Mėlyni tie, toliau. Sviesto pasitep. Yra vežimėliai robotiniai, iš kurių turi paimti visas detalės. Apgavau. Viskas taip pat kaip ir su motociklais. Pusašiai atsiranda. Čia jau stabdžių diskus dės turbūt. Suportai. Šakės priekinės, matau, jau atsiranda. Veržlių krūva. Bet toks vaizdas, kad prie keturračių vyrukai sparčiau dirba. Tikrai kažkaip greičiau juda negu prie motociklų. Prie motociklų tokie ramesni. Ir čia tikrai tankis žmonių toks atrodo žymiai didesnis. Jo, vėl atsigėrimo stendas. Nu tikrai daugiau žmonių čia toks vaizdas. Ir tikrai skuba. Bilen koks greitis. Ant kiek jie skuba? Motociklus ramiau surinkinėjo. Tai, kaip sakė, klausim, kiek uždirba šitie žmonės. Tai linijos surinkėjas, nes linijos surinkėjų tikrai ne bet kas gali dirbti. Nu taip skaitosi, turi turėti kvalifikaciją kažkokią ir panašiai. Tai minėjo, kad apie 1000 eurų į rankas gauna linijos surinkėjas. Kas reiškia, kad jeigu esi vienas be šeimos, tai tikrai pilnai pakanka kokybiškai gyventi. Tuo labiau, kad gamykla, kaip sakyti, čia turi vietoje ir tą maistą duoda pigiau, ir viešbutį turi, ir bendrabutį, bet ne visų norinčių tikrai nestalpina, bet tam tikrus žmonės apgyvendina irgi už ten kažkokią simbolinę kainą, tai sakė, tie tikrai nemažai pinigų pasidaro ir jiem nemažai lieka. Tačiau jeigu turi šeimą, žmoną, vaikų, tai tų pinigų jau yra mažai. Nes žmona dirba ar nedirba, nu sako, labai priklauso. Yra tokie kaip du variantai. Yra dirbančios žmonos ir yra nedirbančios žmonos. Tai jeigu nedirbanti su vaikais, tai 1000 eurų jau jiem yra mažai. Va, ratai, prasideda ratai. Prasideda ratai. Va, jau ir į daiktą panašus. Tai koks čia keturratis dabar gaunas? Dar nepažįstu, bet vienacilindris mažiukas kažkoks tai.
Aišku, važiuojam toliau. Važiuojam. Va, tai čia jau gauna kuro. Va, tai čia jau keturratis gauna kuro. Turbūt litras 7,2. Va. Aušinimo skystis, kuras užpilamas. Ir prasidės matyti jau plastikų surinkimas. Čia va aušinimo skysčio talpa su užpilimo stotele ir benzino kolonėlė. 1,66 litro užpylė. Iki 2 litrų reiškias. Ir jau visi vairo prietaisai atsiranda po truputį. Ok, judam toliau. Tai toliau, kaip ir galima numanyti, jau prasideda plastikų uždėjimai. Plastikai, prietaisų skydeliai, sujungiami laidai. Ale prie to priekio nemažai knisasi per 3-4 etapus. O, tai čia iš viso net ne CF-as, o GAUS. GOES. Kažkoks tai mažutytis. Tai, gaila šiandien ne G3 litrus gamina. Nu, principas tas pats, bet vis tiek įdomiau pamatys, kaip gimsta didysis daiktas. Va. Nu, čia jau įgauna veidą, kaip sakyt, gausas. Ir čia jau nusileis į kitą konvejerį, kur sudedami lipdukai. Tuningas, kaip sakoma. Tai moteriškės klijuoja lipdukus iš rankos. Jau matyt atmušę, kad tiesiai pataikyt, viską klijuoja iš rankos. Va. Ar tiesiai lipduką užklijavo? Aišku, tiesiai. Bet taip dirba, tai neturi kada laiko akių pakelt. Jeigu aš čia šalia makaluojas, kaip sakyt, svetimas žmogus, net nepakelia akių. Visi turi savo, matyt, darbas taip sunormuotas, kad, nu, nėra kada. Nėra kada, iš tikrųjų. Nu va, GAUS 500L. Važiuojam toliau. Įspėjamieji ženklai šitoj vietoje atsiranda. Važiuojam toliau, kur jau turbūt prasidės judesys į testavimo liniją. Va, pirmasis užkūrimas, tiek apžiūra pakeliui, pasignalinimai visi. Ir išvažiuoja. Tai gerai, pamatėm, kaip surinkinėjimas gausas, dabar einam į side by side surinkimo liniją. Čia jau matau surinkinėję CF-ą, keturvietį, einam į linijos pradžią. O, va, čia jau paruošti. Nu, čia toks tikrai gamybinis bardakas šitoj gamykloj. Tai pradžia prasideda tradiciškai, iš sandėlio atvežami rėmai. Dar nekaltas metalas, be jokios asmenybės, be jokio numerio, be jokio nieko. Sumetami va šitaip va į krūvą. Numeti, tada jau ateina berniukai. Ir čia kažkur turėtų atsirasti VIN kodas jau. Tuoj, susirasim. Nematau, kur VIN kodo tatuiravimo staklės. Gal jau jos su VIN kodais atveža, net nežinau.
Gerai, tai čia pirmieji kažkokie uždėjimai, gumų įpresavimai, toliau eina trosų uždėjimai, suportai, jau statomas ant vežimėlio ir viskas pasiduoda į konvejerį. Tai jeigu taip pasižiūrėjus, čia varžtai tiesiog krūvoj, komplektuojančių detalių vežimėliai, net nematau kol kas, tai net nežinau, kaip jie yra surinkinėjami. Va čia jau lapuką kažkokį kliuoja, tai va šitas berniukas turbūt VIN kodus suteikinėja ir nešasi popierius suvesti į duomenų bazę, kad toks dalykas gimė. Gerai, judam toliau. Tai kai visada, jau kaip mačiau, antras žingsnis yra motoro įdėjimas. Va, 3 cilindrų atmosferikas su greičių dėžė, variatorium, viskuom. Šiaip didelis daiktas palyginus su keturračio. Kabinam prie gervės ir montuojam į rėmą. Tai čia jau komanda, matau, įdėjus, jau ruošiasi kitą variklį kitam rėmui. Biški žmonės ramesni prie bagių, lyginant kaip keturračius kepa, čia vėl žmonės ramesni, va, turi laiko ir atsiremt, parimot. Nereikia taip lakstyt chaotiškai, bet vadovybė toj tą pamatys turbūt ir biški paspartins tempą, optimizuos procesą, kaip sakant. Ką darysi? Efektyvumas yra svarbu. Gerai, tai čia jau rėmas įgauna širdį, motorą. Važiuojam toliau. Su motoru irgi susimetę, va tik į kur. Važiuojam toliau. Štai ir komplektacijos vežimėliai, nuo kada pasijungia, iš sandėlio atvažiuoja, sukasi. Matyt, kai pagrindiniai kokie dalykai būna sudėti, atsiranda komplektacijos vežimėliai. Reikia turbūt pereiti kitą pusę, kad galėčiau nufilmuoti viską, kaip atrodo. Persikrausim į kitą konvejerio pusę, kad geriau matyti, nes čia atvažiuoja tos komplektuojančių detalių dėžės. Va, hebrytė jau jas kraunasi ant vežimėlių ir pasiruošia sudėti. Čia toliau prasideda surinkimo detalės iš šitų spintelių. Ok, važiuojam. Važiuoklė atsiranda, amortizatoriai, šakės, sudedamos šakės. Nu, čia tikrai labiau atsipalaidavę dirba negu gaus linijoje. Varžtelių, varžtų pasaulyje, kiek visko. Gerai, tai čia va priekį surenka šitas ponulis. Toliau yra daromas galas. Paėjom šiek tiek į priekį. O, štai ir sausgyslės atsiranda mašinoje. Atnešė laidyną. Varžtus, kurie užveržti su dinamometriniu raktu, jau pažymi su markeriu, reiškia, kad jie priveržti. Nes čia žmonės dar kol kas juos tik tai susuka rankiniu būdu. O paskui su dinamometriniu perveržinėja. Tai tie, kurie užveržti, pažymimi markeriu. Nu tai va, žinosit, kodėl jūsų cefai spalvoti.
Keliaukim toliau. Taip, tai nuo šitos vietos matyti yra užpilamas tepalas į motorą. Toliau turbūt jau eis ir aušinimo skystis su kuru. Va, įpilam kraujo. Į reduktorius čia dar, ne į motorą. O gal į visur čia viską užpila. Taip, užpylėm, važiuojam toliau. O, čia jau pina voratinklius, bachuriukai. Atsiranda laidynas. Važiuojam tolyn. Važiuojam tolyn. Didelių pasikeitimų nesimato. Aušinimo sistema, matau, atsirado. Benzo bakas jau atsirado savo vietoj. Varom toliau. Oho, kokpitas atsiranda. Plastikai vidiniai, grindis atsirado. Jau vis detalių viduj daugėja. Gervė jau yra. Duslintuvo bakelis. Gerai, bet tai paini 5 metrus į priekį ir tai pamatai, kaip keičiasi daiktas. Ir jame visko daugėja ir pilnėja. Vairo kolonėlė, vairo stiprintuvas sumontuojamas, matau. Einu prie linijos. Geras, darbuotojai, kur stovi ant šito kilimuko, tai tokie su paminkštinimu, kad nereikėtų ant betono stovėti visą dieną. Matyt, kieta vis dėlto stovėti. Gerai, traukas, kad čia nesugadinčiau ko nors. Tie su geltom liemenėm, tai jie tiesiog stebi, ar kas nors ko nors nepamiršo. Ta prasme, stebi dirbančiuosius ir žiūri, ar teisingai atlieka visas operacijas. Važiuojam. O gal jie pagalbiniai kokie nors? Važiuojam. Iš tos linijos išvažiuoja jau bagiukas su vairu, bet dar be ratų. Atbėgo berniukas dar užbaigti kažkokius pagalbinius dalykus. Ne, tai visgi su geltonais tais aprangom nėra kažkokie tais inspektoriai. Jie daro kažkokius darbus. Nerimauja vaikinas kažko gal trūksta. Pažiūrėkim, ką jisai čia darys. Kinų išvaizda kartais būna amžius, tas nenuspėjamas. Va taip žiūri žmogų ir nežinai, kiek jam metų. Man čia atrodo labai jaunas. Bet gali paaiškėti, kad jam ir 30 beveik. Bet atrodo tikrai jaunas vaikinukas. Gerai, stebim, kur važiuos vežimėlis, sukt į kairę. Pagal vėžės matau. Berniukas dar turi laiko kažką tai padaryti. Motorų pristatymas. Pasiimkit savo užsakymą. Kas užsakė motorų? Tai čia jau statysis tada į šitą liniją, kur surinkinėjama toliau. Matau, aušinimo skystis bakai. Užpildomas aušinimo skystis jau. Varom tolyn. Čia nematyt plastikai, panelė. Panelės. Pasižiūrim, kas jau šitoj vietoj. Čia jau atsirado veidas CF Moto. Tai čia bus U serijos turbūt automobiliukas. Hailandas turbūt čia bus.
U10. Čia bus U10 Hailandas. Arba ne, arba paprastesnis. Amortikai nereguliuojami, matau. Tai nors ir pas U10 turbūt nereguliuojami. Jau neatsimenu. Važiuojam. Apsauginiai lankai surenkami. Ok, varom. Čia pažiūrėjom. Čia jau su lankai. O, tai tenai buvo dvivietis, o pavijau jau keturvietį. Paskutinį linijoje, kurį gamino keturvietį. Tai tas dar, kaip sakyt, kažkada užkrautas į gamybos liniją, bet dar nesibaigęs ciklas. O čia dėja jau matom, kaip gamina keturvietį. Tai peršokam tada prie kito keturačio, nes čia kitaip reikės laukti. Šiaip man irgi, kaip minėjo, taip pat kaip ir motociklus, šitus daiktus surenka per porą valandų. Vieną vienetą, kol jis apvažiuoja per visą konvejerį, užtrunka apie porą valandų. Ir taip gimsta jau keturatis. Gerai, šito nematėm, kaip renka nuo pradžių. Kas čia bus? Zetke. Čia bus Z klasės, turbūt traktoriukas, keturvietis. Varom į priekį, tai jau priekį jau turbūt kraus plastikus. Važiuojam. O. Spiruoklių spalva pasikeitė. Tai čia dar kitoks modelis turbūt. Nes tengi buvo mėlynos spiruoklės, o čia jau raudonos. Gamykloj triukšmas toks didelis, bet matyt per mažas, nes dar muziką paleido grot. Nes dar paleido muziką grot. O, gera šukosena. Gera šukosena. Važiuojam tolyn. Atsiranda durys. Ir salonas, matyt, jau pildysis. Štai, merginos tradiciškai klijuoja lipdukus, pažiūrėkim. Iš rankutės tiesumas. Įdomu, kiek turi lipdukų užklijuoti teisingai ant kokio nors muliažo, kol į liniją ją paleidžia. Nu vis tiek, ką žinau, man tai atrodo, čia kažkaip turi būti tiesiai, nekreivai ir panašiai. Va, aplink rankeną apklijuot. Nu vis tiek kažkoks tikslumas turi būti.
negi čia taip lengvai galima išmokti. Gal ir galima, net nežinau. Viskas, durys padarytos. Ok, varom tolyn. Kur kėdžių įdėjimo vieta? O, ratai, tai toliau jau bus matyti su ratais. Štai, ratai čia, ratai jau uždėti. O čia va berniukai deda ratus. Nu, jokių staklių pakelimo arba dar kažką, tiesiog fizinė jėga viskas yra daroma. O čia va berniukas jau kėdės krauna. Ok. Ratai uždedami. Nu, o kurgi dinamometrinis raktas priveržimo? O, štai ir jisai yra. Viskas pagal technologiją. Viskas pagal technologiją. Ok. Prainspektavau. Dinamometrinis raktas naudojimas. Viskas ok. Taip, čia jau prasideda su apšvietimu. Nu tai matyti, jau čia žiūri jau ir į patį korpusą. Ar viskas tvarkoj, ar viskas dailiai padaryta. Va. Praktiškai baigti modeliukai. Va, dar daugiau apšvietimo. Galutiniam inspektavimui. Štai pasiglostymų mergaitė. Kiekvienoje gamybos linijoje stovi mergaitė, kuri mėgsta glostyti daiktus. Nežinau, ką jos pirštai jaučia grįžus namo po darbo. Išglosčius per dieną 200 mocų, ar kiek, nežinau, jie pagamina. Va, rado prie ko prisikabin. Va. Sako, kas čia dabar, kaip čia ir. Mergaitė nepatenkinta. Reikės daryt. Jeigu mergaitė nepatenkinta, negausi parašo ant šito lapo. Negalėsi judėti toliau. Nu, arba kai patvarkysi, turėsi per naują gauti jos parašą ant to lapo. Va. Jeigu norit, kad patikrintų jūsų keturratį, reikia kontaktų šitos mergaitės paimti. Nes jinai žino, kur žiūrėt. Prieš perkant, žinai, galima ją vežtis. Jinai paglostis jūsų CF-uką potencialų perkamą. Tai pasakys iš karto, ar gerai, ar negerai. Nu, toks geras bairis. Tamsoje gali jinai paglošius pasakyti, ar daužtas, ar nedaužtas aparatas. Gerai, tai nuo čia jau jie turbūt ant savo ratų metami ir išvažiuoja. Toks jausmas. Nu, tai pasižiūrėsim. Va, paliečia žemę. Nu, dar ne žemę, keltuvą. Ir turbūt nuo čia jau jisai važiuos savais ratais. Pasitraukia robotukas iš apačios. Dar užverčiamos durys padaromos iki galo. O, dar čia vairo neuždėta. Dar čia biški yra reikalų, bet jau atėjo turbūt bosas, kuris nuvairuos ją. O taip. Atėjo bosas, kurią nuvairuos. Susireguliavo vairą, safety first, prisiseks. Viskas kaip priklauso, čia jum ne jokai. O, ilgai vedasi. Antras bandymas. Trečias bandymas. Ketvirtas bandymas.
5 bandymas ir užsivedė. Dūmelis toks. Tai, bet jis nieko nelaukęs varo. Viskas, jūsų užsakymas paruoštas ir vežamas pakuot. Arba čia mėtysis patvory. Nu tai va, taip gaminamai side by side. Tai nuo konvejerio dar kai nurieda šitie side by side Z950, tai va šičia visa eilė jie stovi užkurti. Nu ir nusvilinami ten tepalai visi iš vidaus, dar va, jie kaip dūmina, visi užvesti. Turi, kaip sakyt, nudegti ir iš vidaus po variklio surinkimo tai likę tepalai. Šitas jau ilgiau dirbęs matyt, tai jau nebedūmina. Va, tai čia pirmasis užkaitinimas, užšilimas šitų dalykų, jie čia visi užvesti. Ir toliau jie važiuoja dar į tą išbandymo liniją, kaip ir motociklai. Važiuoja į išbandymo liniją, kuri yra štai čia. Štai čia kieme, va, kokios saugumo priemonės. Padangos uždėtos, kad neatsitrenkti. Kai čia per tos ventiliatorius grinai išmetamasias dujas purškia. Tai smirda gerai tuo, naujų keturačių, kai būna dar nusipirkęs, jie dar tom kvepia. Ir čia va tas jau jų autodromas. Va, kur jie čia laksto, tai gal pavyks progą sulaukti ir pamatyti, kaip jie pralekia. Greitis, va, kažkoks atvažiuoja, ne, neatvažiuoja. Šiaip pala, 3 valandą pas juos čia lygtais turi būti prie konvejerio 10 minučių pertraukėlė. Nu, tai va, sulaukiam pertraukėlė. Tik toko pertraukėlė. Tai linijos sustabdytos jau turbūt, nieks nevyksta 10 minučių. Bet va, mūsų padėjėjas gal mus net pavėžins, ne? Tai čia mes turim testavimo liniją. Ten va tolumoj matosi kažkokie kalniukai, gaziuką paduoda, ant kalniuko užvažiuoja. Kažką tai va. Apsisuka ir grįžta atgal. Irgi kalniukų dar ten kažkokių gauna. Ir va pralekia. Tai kaip motociklai turi tą pravažiavimo liniją, tai ir keturačiai. Nu ir jeigu šitą testą praeina, viskas jau už šito varoma į pakavimo liniją. Kaip tai taip. Tai va dar kokį procesą praleidau. Reiškias, prieš išvažiuodami ar čia po testavimo linijos dar yra šviesų sureguliavimo procedūra, kuri vyksta, va, bičiukas pasistatė iš tokio atstumo. Va, yra linijos, kaip turi va, U10 šviest, 400 AU, nu visos linijos pagal modelius, ten ilgos, trumpos, sužymėtos. Tai va, bičiukas, va, maždaug atsistojo ir šviesas sureguliavo. Nu ir va, dar va šitas atvarys irgi lygiai taip pat. Šviesų sureguliavimas. Da prie ratų kažką daro, nesuprantu ką. Va, patikrinimai, čiung, šviesos on. Va, taip, tas jau į trasą, prieš išvažiavimą į trasą. Tai va, šviesas. Ką jie čia mato, kažką mato turbūt, nežinau. Gerai, tai dabar keliavom į supakavimo liniją. Tai, ar čia dar kažkokia tais bandymų linija. O, pagaliau normalus motociklas. Mėlynas. Da, nemačiau mėlynų pas mus. G3-čiukai. Aha, sako šitas nedidelio ūgio žmogus, kad jam tokio litriniai per dideli jam.
Jam patinka labiau mažesni. Gerai, taip, kas čia? Pakavimas tenais turbūt. Einam žiūrėt. Aha. Taip. Tai čia bus turbūt pakuojami U modeliai. Tai jie buvo surenkami iki galo, kaip suprantu. Ir, kaip suprantu, išrenkami dar biškį. Išrenkami ir ten pakuojami į dėžes. Bet man labiau įdomu pažiūrėti, va, matau, keturračius pakuoja. Einam pažiūrėti, kaip keturračius pakuoja. Liulio. Kas aš toks čia gamykloje? Niekas. Vaikštau va vienas. Visi žiūri, stebisi. Čia turbūt variklius išsiuntimui irgi kažkur pakuoja. Gerai, žiūrim, va, traktoriukas. Tai čia Ghost Rocks pakuojami. Tai jie buvo pilnai surenkami. Reiškia, ištestuojami trasui, sureguliuojamos šviesos ir pakavimo procedūrai vėl šiek tiek išardomi. Kad turbūt, logistiškai užimtų mažiau vietos, mažiau pasižeistų. Tai tam tikras darbas daromas ir šiek tiek atgal. Iš padangų va išleidžiamas oras, matau. Vėlgi, kad jie turbūt užimtų į aukštį mažiau vietos. Tai čia va tie, kur matėm, kaip gaminami Tyroksai 500-ukai, o čia prieki Gausai jau galingesni, gal čia litriniai. Jo, čia litriniai. Tai čia va, kur reklama atsirado, kad naujiena Lietuvoje pagaliau. Tai va tie pakuojami, Gausai litriniai. Tai čia iš esmės po tom plasmasėm tai yra CF Moto Touring litras. Tik tai, kad plastikai kiti. Gausas yra CF subbrandas. Skaitosi CF, kaip sakyti, aukštesnio lygio brandas, o Gausas pigesnė versija. Tai aš jį čia Kinijoje pats sėdėjau, pats išbandžiau to jų trasoj, kalnuose, važiavau su šitu ir apžiūrinėjau, tai šiaip tai nelabai suprantu, kodėl, kuom jisai pigesnis, nes jo ir kaina, kiek mačiau, pardavime išstatyta 10 000, kai turbūt Touringas, aš neatsimenu, tenai 12 900 atrodo kainuoja. Tai kuom šitas yra pigesnis arba paprastesnis, tai neradau, kur tas atpiginimas, žinai, padarytas. Lowrideris. Važiuoklė sutemta transportavimui gerai atrodo, toks žemas, kai važiuoja. Tai grįžtant prie temos, tai nelabai radau, kuom jisai pigesnis. Nežinau. Vairas gal paprastesnis kažkoks, dar kažką. Ai, jau matau, teisingai, atsiminiau, amortikai nereguliuojami, amortikai yra paprasti. Ratai nuo seno modelio nėra bedlokų. Tai, bet tą, kur testavau, tai lygtais reguliuojami amortikai buvo, kaip čia yra. Tai va dabar matosi, kaip sakyt, dėl kokios priežasties tai gali būti pigesnis. Amortikai paprasti, ratlankiai nebedlokiniai, ir dar turbūt kažkokios tai detalės, kurios yra šiek tiek pigesnės. Gerai, tai sukalamas dėžės rėmas, čia jau vėl tie 500-ukai. Dieve mano, kaip jie suspausti važiuoja. Mocas tai toksai cielas į tą dėžę įvaromas, o čia tai toks žiauriai suspaudžiamas. Tai čia jau reiškia apdedamas, o ten jau dedamas dovanų popierius, kaip sakant. Gerai, einam. Labadiena. Čia teta kažką veikia. Klemkučių deda, matyti, į komplektą. Veidas akmeninis, pavargusi. Visą dieną su tom blusiuktėm smulkintis yra reikalų turbūt. Gerai, einam žiūrėti, kaip dovanų popierių deda. Va. Tikrai gerai suspaustas tas keturratis, ką? Ir ten jau gale autokaras, kuris išveža į liniją. Čia matyt, o šitie ką daro, tai nežinau. Va. Visokias garantinės knygutės, instrukcijos, kažkokie varžtai papildomi surinkimui reikalingi. Viskas paprastai renkama. Ralio, gazo dok.
Gerai. Štai, galima sakyti, nuo konvejerio nuvažiuoja galutinis produktas, kuris važiuos į sandėlį, pas dilerį ir galbūt pas jūs į namus. Tai va, toksai tas gamybos procesas. O mes ką? Šilta čia. Važiuojam jau galbūt kažkur ir biškį atsikvėpt. Išgert šalto skysčio ir pailsėt. Buvo įdomi patirtis čia vaikščioti. Pradžioj čia mus labai prižiūrėjo, bet paskui pamatė, kad tikrai elgiamės protingai ir normaliai. Tai jau ir paleido be priežiūros biškį lakstyt. Darbininkam čia būna keista, kai tai išnyri iš niekur ir pradingsti į niekur. Bet nu ką. Nereikia nei šalmo, nei lemenės ryškios. Čia dar viskas daroma biškį kitaip. Buvo įdomu. Einu susirasti saviškius. Ir lėksiniu. O, štai kaip saugumas. Zona aiškiai apibrėžta, kurioje negalima būti. Viskas. Važiuojam. Šiaip, kadangi čia yra labai karšta visur, tai kaip gamykloje yra vėsinama, tai ten, nežinau, jeigu matosi, yra kondicionieriai. Kažkokį 10 metrų po didžiulį kondicionierių, kuris pučia. Toliau, kažkokią atstumą, čia didžiuliai vertaliotai. O, vidinis transportas, tuktukas. Yra va šitie dideli malūnai, kurie kelia vėją. Ir paskui dar virš darbo vietų. Mažesni malūniukai, kurie dar va sukasi. Tai čia, taip kaip geram vėjyje, pagal lapą matosi. Visur toks geras vėjas. Va, viskas kruta, viskas juda, kaip sakant. Visur va vėjas. Bet kur užpučia. Tai toks įdomus jausmas, bet tas vėjas iš viršaus, iš šono kažkaip, ne taip kaip kad gamtoj. Va. Toksai komentaras. O kas čia, ką čia rodo? Čia rodo, kaip reikia ką surinkti. Ok. Sutrukdžiau dėdei paimti paletę. Šiaip įdomus dalykas. Nematytas man. Tai va. Jau. Ate. Žinot, kaip pigiausiai parvažiuoti namo išgėrus Kinijoj. Tai yra prie viešbučiaus sukiojasi tokia chebrytė su paspirtukais sudedamais. Ir jie parvairuoja tavo mašiną. Reiškia, paspirtuką įsideda į bagažinę, sėda, parvairuoja tavo mašiną, o patys su paspirtuku grįžta. Tai pigiau negu su taksi, nes taksi tai ten benzas, kuras, automobilio amortizacija ir visa kita. Tai žmonės tiesiog atvažiuoja į vakarėlį su savo automobiliu. Pilvas nuogas pa žmogų. Tai pilvas nuogas, tai jisai taip vėsinasi. Kinijoje tai yra normalu. Čia nieko keisto, ta prasme, vaikštos taip maikę pasikėlė. Tai reiškia, jisai pakalo paspirtuką į bagažinę, parveš žmogeliuką namo, o pats grįž atgal prie čia. O čia laukia kitų klientų. Tai tokia paslaugėlė. Ir jie čia vazuoja prie viešbučiaus aikštelėje. Nes laukia klientų ir jie jų sulaukia tikrai. Tai parvairuoja nuo Porsche naujausių iki, kaip čia kažkokia Toyota sena. Tiek žinių. Privažiavo, matyt, pasiūlyti savo paslaugas. Čia jau net ir atlikti savo paslaugas atvažiavo. Panašu į tai.
Nu jo, va, pakuojasi savo paspirtuką. Jį išsikvietė irgi pagal programėlę, nors iš šalia būna. Ir atsidarys bagažinę, pasikraus ir važiuos. Stebint procesą iki galo. Pabandom sėdėti iki galo. Na va. Aukšt, aukšt, aukšt. Paspirtuką į bagažinę. Nu ir toliau procesas išvažiuos. Keleivis net nematau viduj, savininkas mašinos ar sėdi. Kažkur matyt blaškosi su nuogu pilvu. Tai kaip tai taip. Gerai, einam miegot. Nu, ką aš dar galiu papasakoti apie vietinius žmonės. Tai jaunimas, jeigu pas mus sako Lietuvoje, kad daug laiko praleidžia internete, rageliuose, tai visas tas dalykas čia Kinijoje yra visai kitam lygmenį. Telefonas ir gyvenimas telefone čia jau yra visiškai kitam lygmenį. Tai jie scrollina tose ekranuose, sėdi absoliučiai visur ir visada. Važiuodami motoroleriu, važiuodami, vairuodami ir taksi, visi jie telefonas. Absoliučiai, visą laiką. Tai gamykloje netgi iš darbuotojų, kadangi buvo daug ar kokybinių kažkokių tais nesklandumų surinkant motociklus, atėmė iš darbuotojų telefonus. Tiesiog eini prie linijos, reiškia, turi telefoną padėti. Tai išsisprendė netgi problemų tam tikrų, nes jie sugebėdavo prie konvejerio linijos stovėdami scrollinti. Tai kaip ir minėjau, čia yra visiškai kitas lygis šito. Leiskite vaikams naudotis telefonais. Kinijoje turim pietų metą, tai pas juos yra tradicija, ne tradicija, o toks dalykas, kad jie papietavę turi pamiegoti pusvalanduką. Jie tai daro bet kur, ofise, kaviniai, nesvarbu, randa kėdę, kažką atsiremti ir jie eina miegoti. Nieko neįprasto per pietus, kaviniai Kinijoje matyti miegantį žmogų ant stalo. Tiesiog. Na va, dar vienas naudžia. Tiesiog. Atsisėdęs ir miega. Pamiegos ir eis toliau dirbti darbą arba savo reikalais, net nežinau. Su kondicionierium viską. Taip. Va toks va čia bispridėlas ant tos perės. Reikia ant galo užlipti va šitą ir važiuoti kartu. Tai Kinijoje šiaip visos mašinos yra longai. Tai va štai A7 longas. Net A4 longas. Visos mašinos čia yra longai. Čia skaitosi prestižas ar kažkas, tai negali kitokios turėti. Kaip atrodo, kad viršaus, apačios turi. Iš viršaus yra rodydavo. 12 sekundžių. Tai čia parūkysim dar. Dar ir raiščius galima perišti. O štai toj kaip pasileis.
Laisvė. Tai čia yra kačių viešbutis. Šičia jos turbūt išvedamos pasivaikščioti jau į didesnį plotą, kaip sakyt. O čia matyt, o yra tose dėžutėse, jos ten gyvena. Nu arba šeimininkai, jeigu mažiau sumoka, gal ten gyvena. Nu va, kačių viešbutis. O čia, jeigu su šuniukais nori pabūti. Ir čilinis, endorfiną atgaudinėjai. Nu, kažkaip tai. Sėdžiu Huawei salone, Huawei mašinoj. Tai va gali nusipirkti telefoną, planšetę ir Huawei automobilį. Šiaip tai žiauriai malonus. Oda, paliestai, nu, tikrai medžiagos tokios maloniai liest. Nežinau kaip dėl kokybės. Už galvą sėdynės valdosi. Čia visokie dalykai, šildymai, ventiliuojimo sėdynės gale. Nu, smagiai. O, dar ir gale ir reguliuojamos sėdynės. Visi bairiai va kyla. Nu, žiauriai įdomi mašinytė. Pavargau, tai gal čia pamiegosiu, nieks manęs neiškraustys. Huawei automobiliai. Kameryčių. Kad suprast. Nu, šiaip gerai atrodo. Nu, veidrodėliai. O, kiek jų tenais. Bet šitas tai geras. Ilgas, didelis, ratai dideli. Ok, einam žiūrėt, kas toliau. Nu, visos kamerų privarytos, tai bilenkiek. Gerai, einam gal maisto ieškoti. Tai konceptas čia toksai, kad vėl pats kepiesi maistą. Reiškias, yra rinkėjas. Tai konceptas čia yra toks, kad pats kepiesi maistą. Tau jie atneša žalę, gauni lėkštučių. Yra garų surinkėjas ir šašlykinė. Su anglim, su tikra anglim. Va. Nu va. Išsikepi ir kapoji. Tai ką, skanaus, vakarieniausi. Aš jau šiandien galvojau, kad jau mūsų kankinimo procedūros maistu ir gaiviaisiais gėrimais baigėsi. Bet tie mūsų priėmėjai, kurie mus čia priėmė, sakė ne. Dar liko 2 paros, jeigu išlaikysit išbandymą, bus pratęsimas. O čia vėl maisto prineš bilenkiek, nors, bet kad ir kiek beneš, mes viską prarysim. O paskui dar ir viską išgersim. Stiprybės mums į kovą, broliai, su sunkumais ir negandom. Gavom bachūrų maisto. Gaidžio kojelės. Eina savo. Bet šiaip skanios jos, jeigu nagai nukarpyti. Tai skaitosi pavalgint. Dar liko
kiek? Čia. Čia. Da, tenais. Po to padėklų dar pilnas padėklas. Eina načio. Jie išprotėję dėl to maisto, eina jėgų.小吃，镇海名小吃，这里有南翔小笼、新房万科多，上海市。Here's a countdown to tonight's events. After 1 minute, the immersive new and dynamic light show begins. Enjoy the spectacle. Kas? Va čia. Užsukom į valgyklėlę, biškį pavalgyti. Tai krauna čia bilenką, bilenkiek. Va. Bet krauna tiek, kiek telpa, kad neiškristų iš lėkštės vos. Nuvažiuojam toliau. O, krevetoidai. Krevetės, sriubytės. Blemba, bijau valgyti, paragauti, nežinau, kas čia bus valgyti. Ne, nenoriu, ačiū. Kuldūnai, šito irgi ačiū, labas. Čia kažkas tai va, vištiena. O? Gerai, imsim čikeną. Galit paldinių? Jeigu neėmėt kažkas paldinių, tada... Imk tą krabą. Just
Nu, ne plasmasinis. Kotletų babos yra. Nieks jų nevalgo. O, daug. Va, čia teisingai, čia ekspozicija, negalima imti. Jo, imk tą krabą. Tu turi parodyti, jisai tau įdės. Gerai, važiuojam toliau. Nu, Kinijoj su maistu problemų nėra. Pasiėmėm pavalgyt biškį. Kas?